Sveiki gerbėmėjai. Jau ketvirta 2024 metų savaitė mūsų 13 susitikimas. Skaičių 13 man vėl sugeneravo dirbtinis intelektas. Šį kartą skaičius toksai pankovas. Noriu pristatyti grupę dėl čia. Kodėl grupė dėl čia ir 13? Kaip ir žadėjau apie sausio 13 nekalbėti, bet yra labai įdomus sutapimas. Visi trys originalūs grupės dėl čia nariai apdovanoti sausio 13 atminimo medaliais. Nežinau, žodis idiotiškiausia gal netinka. Keisčiausia grupės dėl čia daina vadinasi 13 bokalų. Tekstas toksai: 1 bokalas, 2 bokalai, 3 bokalai, iki 13 rate. Tarsi tiesiog buvo totalus avangardas, bet tuo pačiu metu tai tapo originaliausia galbūt grupės dėl čia daina. Ir taip kitko, šį šeštadienį 25 sausio bus koncertas Alaus namuose. Ukrainai paremti. Šita daina irgi tenai bus, nes Alaus namuose tokios dainos tiesiog nesigauna. Šiaip skaičius 13 nėra blogas. Aš netgi sakyčiau, visi mes velnių priėdę ir turėtumėm tą skaičių vertinti teigiamai. Tai tiek apie skaičių 13. Dabar apie sausio 22. Sausio 22 prieš 120 metų. Rusijoje sostinėje Sankt Peterburge įvyko kruvinasis sekmadienis. Įvairiais skaičiavimais yra įvairūs skaičiai, ten žuvo 96, 333 sužeisti, bet yra ir kitokie skaičiai daug didesni, nes valdžia skaičiuoja savo, o žmonės dažnai gali ir klysti. Kodėl? Todėl, kad vyksta Rusijos-Japonijos karas. Atskira tema, aš ją skolingas. Bet noriu pasakyti, yra priežastis. Yra priežastis, kuri šiek tiek panaši į galimą priežastį kitų konfliktų panašioj teritorijai.